Naujoje įstatymo redakcijoje numatyta universiteto valdymą patikėti taryboms, kurios 2/3 narių sudarytų švietimo ir mokslo ministerijos paskirti žmonės. Taip universitetai taptų dar labiau kontroliuojami. Tuo tarpu studijų kokybę ketinama užtikrinti neskatinant konkurenciją, o didinant priežiūrą. Studijų kokybė būtų gerinama įstatyminėmis priemonėmis, tiesiog įtvirtinant atsakomybę universiteto studijų rezultatus ir taip pat įtvirtinant tokią išsamesnę išorinio universiteto įvertinimo, akreditavimo tvarką, kuri apimtų ir mokslinio lygio įvertinimą ir studijų lygio įvertinimą. Rektoriai parengtame įstatymo projekte pasigenda konkretumo, o pramonininkai tikina, jog tik konkuruodami tarpusavyje universitetai pasieks tinkamą studijų kokybės lygį. Finansavimas siūloma skirti ne pagal studentų kiekį, o atsižvelgiant į reitingus. Ne į kiekybę, kaip užrašyta vyriausybės nutarime, o vesti į kokybę. Į kokybę, kad mūsų universitetai, jų finansavimas, mūsų institutai turėtų programinius finansavimus, atliktų konkretų į darbą, už tai gautų pagal programą didelius pinigus. Universitetai be viso kito išleistų absolventus ir siektų Europos ir pasaulio mastų konkurencingumo ir atitinkamai būtų finansavimas. Nėra visos sistemos, nėra tokio pjūvio ar skeleto. Ir iš tikrųjų įstatymo nuostatose yra daug gerų dalykų. Kaip aš sakau, daug smulkmenų yra, bet nėra mozaikos, nesusidėlioja viskas į vieną visumą. Ir tai kelia daugiausiai kaip neramumų, todėl manau, kad būsimos diskusijos tikrai patobulins šitą įstatymą. Parengtame aukštojo mokslo ir studijų įstatymo projekte universitetams taip ir nesuteiktas savarankiškos organizacijos statusas. Tai reiškia, jog aukštosios mokyklos negalėtų disponuoti savo turtu, kartu su verslo įmonėmis investuoti į naujų laboratorijų kūrimą ir pačios nuspręsti, ko ir kiek reikia, norint užtikrinti kokybiškas studijas.